Vieni kalba apie Dievą tik apie jo gerąsias savybės ir taip bando paaiškinti žmonėm, kas yra Dievas. Kiti lygina vienus krikščionius su kitais, dar kiti iškelia klaidas kitų krikščionių ėjime link Dievo ir sekant Kristų. Ir kiekvienas bando iš tiesų evangelizuoti taip, kaip moka. Nes tie, kurie evangelizuoja, tie supranta, kad gyvenimas čia yra laikinas ir kad galiausiai jūs mirsite. Ir kaip New Age moko, kad ten tipo yra reinkarnacija ir kita dimensija, labai patrauklus mokymas, aš suprantu. Tipo, gyvenk, džiaukis, o po mirties tu turėsi dar galimybę ištaisyti klaidas, kurių nespėjai ištaisyti šitam gyvenime. Žiauriai, ta prasme, gerai skamba. Bet realybė yra, kad šitas gyvenimas jums duotas ir yra jums pakankamai laiko, taip tiek, kiek jums Dievas davė, susitvarkyti. Aišku, tikint reinkarnacija prasideda, kad tipo, tu turi pataisyti klaidas dar iš praeitų gyvenimų. Ir net yra tokių burtininkų, kurie realiai pasako tau, kas tu buvai praeitam gyvenime, kad tu galėtum lengviau susigaudyti ir suprasti šio gyvenimo užduotį. Vienu žodžiu, very appealing, very attractive. O su Jėzumi tai yra tik tu ir tavo širdis. Yra visko ir daugiau, bet pagrindas yra tu ir viešpats. Tu ir viešpats. Per Jėzų tu gali susijungti su viešpačiu. Nes Jėzuje nėra ne vienos nuodėmės. Ir jo mirtis ant kryžiaus atvėrė mums kelią susitaikyti su viešpačiu.